O mes čia dabar rašinėjom, ar ne? Įrašinėjom. Aš kai pažiūrėjau jūsų tuos reelsus, tai man tai patiko. Manau, kad mus žiūri tikrai smart people. Gerai, Dominikai, galim? Pasiruošę? Nežinau. Jūs, sakyčiau, geriau už mane tuos listus sudarinėjat. Tai aš esu labai, happy followinti, ką jūs pasiūlys. Tai reikia pilti iš kardegų skystį, kad viskas greitai užsiliepsnotų. Tai iš karto dėmesio į ekraną. Tai, kai jinai turi Aspergerio sindromas. Labiausiai ant ko kabinasi melagiai, visokio plauko melagiai, kalbant apie jūsų asmenį, tai yra, aišku, Aspergerio sindromas. Jinai yra ligota ir ją pasiėmė šitam darbui. Kodėl jūs pasiryžote apie tai kalbėti viešai? Aš gal taip paklausiu. Aš labai blogai meluoju. Ir čia, kai ligotą žmogų realiai paskiria vadovauti tokiu momentu. Tas žingsnis viešumo, sunkus jis buvo, sudėtingas? Taip labai. Ir dabar nežinau, ar aš jį dar kartą daryčiau. Putinas yra beprotis. Aš, pavyzdžiui, taip negalvoju. Kiek tokių žmonių su vata apvyniotom smegenim mes turim savo valstybei. Tiekėjai jūs įvardina kaip taikos generolą dabar. Man labai malonu ir aš didžiuojuosi to. Kaip negražu. Mažiau tankų finansuosim Ruskynę. Jėzus Marija, einam, paverksim dar kartą. Ar neverta būtų sudeginti Lietuvos kariuomenės generolo laipsnį? Nemėgstu dramatiškų pareiškimų. Matome tik Lietkalnio viršūnę. Tiesiog jūsų reelsai yra žmonėm, kurie naudoja smegenis pagal paskirtį, o ne užkimšti jas fast foodų iš socialinių tinklų. Sekite Ant laužo kanalą, tapkite Ant laužo Patreon kariuomenės dalimi.